Nu va, mes Naujoj Vilnioj. Močiutė atėjo patikrinti, kaip veikia jos krautuvė, kurioje dirbo prieš kiek metų tu išėjai iš šitos krautuvės? 83 metais baigė darbą šitoj krautuvėj. Vedėjos pavaduotoja dirba, jo. O dabar padaryta labai gera Express Market vadinasi. Kad visi užsieniečiai žinotų, kad čia parduotuvė, o ne garažas. Parašyta angliškai ir dirba be išeiginių. Turbūt ir naktį dirba, ne, iki 22 valandos. Nu va, einam pažiūrėti, kaip dabar parduotuvė tavo atrodo. O tai kaip erdvu. Labą dieną. Tavo kabinetas buvo va ten, kur mėsa. Čiagi buvo labai siaura. Čia visur sandėliai buvo. Jo. Čia buvo dirbtinis skyrius šitoj, ten saldainių skyrius, duona. Taip. O duona paduodavo va ten, kur dabar parašyta duona. Ten tai duona nepasikeitė. O dabar duona atveža per duris, per skylę nepaduoda, jo. Jo, dabar per bendras duris. Nu, galima eit pažiūrėti, kas ten yra. Dabar savitarna, o čia buvo tik tai maisto produktai savitarna, o čia buvo šnapso skyrius, va čia, va šitam, kur ledus, va šitoj vietoj. Va čia, jo. Jo, čia pertvara buvo. O čia nauja pertvara dabar padaryta, va šita, va. Ne taip. Tai dabar jie sandėlio neturi, arba turi labai mažą. Dar Rūsys yra? Čia mažiukas sandėliukas. Rūsys tai liko? Nežinau, ką ten daro. Ten ir katilinė buvo Rūsy, iš kitos pusės. Bet ir sandėliavimo patalpos didelės. Katilinės durys lauke, o į sandėlį buvo įėjimas iš vidaus. Į sandėlį nebuvo iš lauko. Iš lauko ir leisdavo iš lauko, jo? Liftas buvo toks, jo? Ir Rūsy tai liftas buvo. Aha. O šitą. O kasgi čia kūreno? Katilinė buvo turbūt. Jurkšas kūreno. Ne, Jurkšas nekūreno. Jis santechnikas buvo. Ai, mokėjo vamzdžių sujungti. Aha, kur kanalizacija užsikimžo, tai skudų už baubas užmeta, tai paskui užpila tenai jau šūdus. Jau pildavo krautuvę šūdai. Tai jisai tada ieškodavo, kas čia jie knysa. O randa skudurą? Randa skudurų. Nuo grindų plovimo. Pila ir išpila. O bjaurios bobos, girtuoklės buvo turbūt. Visokių buvo ir girtuoklių. A koks skirtumas? Beveik 4, o yra po 2 litrus. Nu tai nepirk čia cukraus. Bet Panevėžio geresnis. Bitėms sako Panevėžio. Saldesnis, jo. Tu bičių neturi, nepirk cukraus. Einam jau iš čia. Viskas čia, aišku, išsiaiškinom situaciją. Tai nieko nepirksiu. Nu tai nupirk ką nors, jeigu nori. Atminčiai. Nu, nupirk arbūzo gabalą. Kaip jie čia įsilaiko, kad žmonių tai nieko nėra? Žmonių nėra, čia yra remiama valstybės krautuvė. Ir degtinė yra ir viskas, o žmonių nėra. Išmirė nuo blogo šnapso.